Įvarysiu už mane, nes aš lošys esu. Bet davažiavau iki čia bent. Pažiūrėkit, kokį kamanį. Čia man vaikystė svajonių mašina buvo. Gal kada nors nusipirks. Nu tai baisė prisdirbau. Ne. Realiai niek. Parodom rankeną. Rankeną tai kaip tabalai. Zateškė for the win. Čia jinai yra reusable, jeigu ką. Daugia kardinė? Taip. Va, žiūrėk. Pasidėkit tą rankeną. Va. Kitam griuvimui darbus. O daugiau tai nieko. O kas daugiau? Žiemį tik pilna kiekvienam kraščiai jau iškrapščiau, čia buvau bet kiek, sakiau, priskaupin. Jokio apibrozdinimų nieko nėra, čia va vienintelis, tai grafik tiesiog apsibrozdin, bet čia nieko baisaus. Eilieną padarys naują. Nieko baisaus. Čia iš vis niekas net nepersilėti. Čia irgi visiška nieko. Tai mes šiandien turėjom misiją pakeisti dogną apsaugą. Kur on yra, ajanta. Uždėti dogną apsaugą. Katros gera, kad nespėjau ant seno išdėti. Tada uždėsim va tokius. Ir tada uždėsim va tokius. Kad jau tikra niek nebūtų. Šiaip čia pažiūrėkit, kiek čia visko ir. Kas mylat benziną, čia jums patikt. Keturačių. Va šita 800 yra. Kur daug jūs klausit, kodėl nepirka 800, taigi daug galingesnis. Pažiūrėkit, kokį čia karvį yra. Karvė, ne? Šitas jo, MTX, sakykim, viršiukas. Nu, bet MTX jau yra kaina dviguba. Bet, va, šiek čia yra Motofox, čia turus darys sonas, ne? Jo, šitie bus visiškai. Pažiūrėkit, kalnai. Jeigu kalna ant motociklo, tai įsivaizduokit, kokias kalnas važiuot sonas gali. Aš dar biškį šlubuoju, tai gali drebėti kamerą. Da gerai, einam po biškį darbuotis. Paskiau dar čia turiu biškį kuo išpakauti, tai išpakausim vėliau. Tai va, uždėsim šoninius lonkus ir dogną apsaugą. Dar aš turiu nusipirkis žemutinius lonkus, kad raidedas čia to veito. Tai Dovid sakė, nedėti, nes jeigu važiuosiu į provežą, tik ars. Tai aš paklausysiu į nedėsiu. Kiek jau tokio apsaugų esi dėjęs? Tokių apsaugų? Nu. Nuiminėjęs daug, uždėjęs... Dar daugiau? Ne, uždėjęs gal 3. Tai jau vis svarštus mintina turbūt. Šitą ką atrodo priekinis vienos posis lonks. Tai anon kaip įsideda iš vienos posis, iš kitos posis įsistata. Ir turi. Tada gali kraičiuoti. Specialiai ėmiau jaudus, kad kaip nubrozdins galės su flakonėliu nuporkšti jaudą, tiesiog vėl iš naujo ir bus kapnaus. Smart. Dovid šitą jau šardį seną. Galim parodyti žmonėm, kaip atrodo šitą seną storis. Iš viską iš popieriaus padaryta. O tai jau biškai normalesnė. Jau akmenukus laikys, nes šitą iš vis yra su kuo įpsdavo sperčio į apačią ir išlink keurą. O, taip atrodo, Apple filtras ant to. Į pipinį matos, va. Žiaurė karštai, 27 laipsnių šilumos laukia. Užsidėjau mocis triukį, čiut neišviriau. Gerai, švirim. Šitą prakaits bėgus stovint. Jo. Čia šitas ir yra. Tik vienas? Jo, tik vienas. Man atrodo, kad 2 užsakinėjau, bet niek tokį. Negaila ir vieną kiek sumokėti. Ne, gal kem centų kainavo. Jo, čia dabar bus ceremonija. Žiūrėkit. O čia. Wow. New ekran. Ir kad tas new ekran liktų, new ekran, uždėsim tokį
Pirmą mes žinoma. Šiaip ar reik valyti? Jeigu aš kon tik nuėmiau pirmien pliunkį. Jaučiu, kad nereik. Ne. Čia ką priklijau skersą. Oi, nu, saugu gražiai prilipo. Kaip telefonas tik liks. Iški galas bur. Beveik. Kaip man tai tiesiai. Oi, čia gerai, ne? Nu. Ba. Dabar bus apsaugots. Šiaip nebūčiau pirks tokį dalyką, bet nežinau, jūs aš žiūriu, Instagram yra Sandru Smith. Man atrodo, tokia nuo pavardė. Ir jis, kaip var Turkijo gavo iš akmens įtenirs ekranėlį ir vis pasileido į 4 skirtingus pasaulio pusės. Tai gal kažkiek apsaugos. Šiek tiek plunkas biškai, ne? Kad toks pat atrodo? Pat? Toks pat, žinok. O, nu. Biškai čia tik tais kitaip padarytam, tai? Aha. Šitą vietą. Damn. Damn. Čia plasmasiukas. Negavai kaktą. Ne, aš jau pasitraukiau, iš karto aš jau. Ne 3 ir ne 5 susiminėjau tiesiog. Kažšovė galva užmuš. Pažiūrėkit, kokis apsaugas. Kaip Terminatoriaus. Žinai, aš sugalvojau motociklo vardą tam. Užlaginu bišdovis. Aš sakiau, kad pavadinsiu ton moca plūgu. Jo. Man labai patinka tie komentatoriai, ko rašo plūgs, išmok šnekėti. Dabar su plūgu galėsim. O dabar galės art su plūgu. Nu, valonką uždėti jau pilnai. Apatinių, kaip sakiau, nededam Dovydo nurodym. Tai jeigu kam reikia, galiu parduoti. Tai žiūrėkit. Bam. Ir bam. Va. Dabar dar pakeis sankabą. Nes nulūža grina per patį toną atveitą šitą. Tai reikia ne tik rankinėlį, reikia pakeisti, o visą mechanizmą. Tai išėjai Dovydas pasiimt dabar raktų, kokiu reikės. O mes einam pakau tada antras siuntiniaus. Čia yra heat shieldas ant dusliarkas. O kam tas heat shieldas ant tos dusliarkas? Nežinau. Ką čia saugosim nuo to karščio mes? O, ble. Nusipirkau 2 tašis, žodžiu. Rhino Walk. Čia toks nėra tikra premium brands, bet labai gerai įvertins ir ganėtina nebrangus. Tai man atrodo, kad čia yra identiškas CF atašėm. Praktiškai dvigubai pigesnis. Va. Pasimiau 2 tašis po 14 litrų. Nėra didelis, bet man daug nereikia. Kas čia? Čia balnėlis jaučiu. Va. Bats. Čia iš tikrųjų labai didelis bats. Man su gipsu, kad būtų telpus koja. Čia yra pakeitinti. Ale, vandenio atsparis. Žiūrėsim, ką laikys. Daug kas sako, kad laika. Daug kas sako, kad nelaika.
Geriausiai ir pačiam pabandyti, tada žinosi. Tai va, 2 toks tašis. Jei neklystu, 120 eurų. Na, davėm. Greitų metų išbandysiau. Gerai, dabar didžiausia pirkiniaus eilė. Ant katro išleidau savo metų drabužių biudžetą. Tai jeigu matysit man su tas pačias drabužės visus metus, žinokit, kad per tom pirkinį. Nusipirkau batus. Dovida, gerti batai? Geri? A būtų lūžus kojas Anas? Nebūtų. Nu, aš irgi taip galvoju, nes čia karč gali vinį kalti. Šitą dabar trunkydams tronką greičiau susilaužyčiau, negu pažeiščiau kažkam. Buvo. Čia yra Tech 7 batai. Nu jo. Galėjau anksčiau aš ant nusipirkti iš tikrųjų. Dabar nebūčiau šlubis. Bet ką darys, iš klaidų reik mokytis. Svarbiau ir pasimokyti, negu nepadaryti klaidos. Nors geriau būtų nepadaryti. Tai jau, reik. Ant vienos kojas kol kas tik matavaus. Tai geri buvo ant sveikos kojas. Klausimas dabar, ar įkiščiau į nesveiką koją. Reik pabandyti. Šiaip batus apsimauti ir žiaurė sunkia, kai jis man koida, tebė biški sutėnus. Mano yra biški sutėnus ir nelaba nori klausyti manis. Ten nieko nedaug nėra kažkai. Prašau, jūsų... Mano lūžis? Jūsų lūžis. Tas tai sveik? Ai, ne. Sveik. Va. Čia lūža ir tas galiuks pats nulūža. Čing čong ding dong. Man dabar būtų gal gali ant dešinės kojas perdaryt? Ne, aš tada tiesiog Antros. Kad pririšt prie kojas ir traukta, ne? Pabandom pilnai atidaryti. Pilnai atidaryti. Ble, neįkėšu dabar tikra. Oi, ble. Be šansų. Dabar neįkišu, žinok. Ne. Kol kas dar ne. Dabar žinau, aš saždavau, aptu pirką nepasimatavęs. Tai vien kuoj tiesų tėnus, nu. Ant kitos pasimatavau. Ant kitos buvo idealiai dydis. Va. Apsimokėm ton sporbatį. Atgal. Tai va dabar jau bus toks rimts bats. Einu įspirsiu Dovydo iš to batą. Aš vis dar dedu rankenėlę. Gerai, tu dėk. Iškart galiu kraičiot, mėtytis. Keturat, noriu prie su keturačiu pervažiuot man koj. Ne, nes rimta, bet kiek tverca eiktų, net negali lyginti su man ten tas. Na, aišku, ten tai buvo adventure bata, ne enduro bata. Tai tie apibūn, kad Dovydas neatsiuntė iš kart kokius nusipirkti. Jo, sakykim, kalpų. Ne, čia yra. Audrius neklausė, kai sakiau, sustokiniam padagam nevažiuot kur šlapė. Tu buvai Ispanijoje šiaip tai. Ir aš tau sakiau, nevažiuok kur šlapė. Nevažiuok kur šlapė. Turim ką turim ir turim ką turim, taip.
Reikia mama nusiųsti batus. Dabar saugus. Sakysiu, mama, tu jau nebebijok. Buvo ir dar mėlyni. Galvau, mėlyni būtų gera derėjant prie motociklo. Bet žiauriai ryškus. ir žinai, kas dar buvo pats balts. Tai žinau, kad bus išūdai liepsų vis tiek kažkokį tai. Tai galvoju, pasiimsiu geriau tumsės, nes čia irgi tokiai tomsė mėlyni. Su ryžo biškai ryžos, man ryžo patinka. Įdomu, kada gebėsiu įkišti antrą koją. Neturiu daug laiko. Nu viskas, mocas visas surinkts naus. Tai turim naują dugno apsaugą, lonkus ir sutvarkytą sankabą. Viskas Dovydo dėka. Tai reziumė yra toks, kad esam kaip ir pasiruošę. Bata jau, kad kojas neblūštų, yra dar tik reikia kiešti koją. Kaip sakyti? Nuo Žemaitijos. Saka, nori į kalnus. Jo, kada? Saka, tu jau. Tai gegužės 8, ne? Gegužės 8 vakarį pasikraunam 3 mocus į autobusą ir išvažiuojam į Čigonų žemę. Į Čigonų žemę, bet mes toli nepabėgam nuo žemaitiškos prigimties. Nes meškų ieškoti. Meškų ieškoti važiuojam. Ir ne kur kitur, bet į Rumuniją. Tai aš visas įmanomas būdas stengiuosi ton koją kuo greičiau atgaivinti. Nes aš įtar, kad ten bus sunkiau negu Ispanijoje, ne? Galimai bus visko. Viską. Mačiau, bus aukštis 2,5 km. Bus. Ir 2,8 bus. Ir 2,8 bus. Mačiau, bus ir keterų, ir šakumų. Visko. Ir bus gerų. Tai va. Ai, žiūrėk, aš matau dar stokinis padangus. Einam parodyti, kokius padangus užsidėsim. Tik neskubėktų. Arba tu eik, aš ateisiu. Nes aš bakštau maždaug tiep. Dabar dar pasisekė, galiu be ramentą eiti, nes šiaip tai su ramentu, bent jau vien vakščiu. Tai sakau, ta koja karts yra tokia useless, o karts visai normali. Ta koja yra reikalų. Viso lavo buvo 3 lūžė pėdo, 3 skirtingi pėdus kaulo lūžė. Ir buvo lūžė, nežinau, ką paniai vadinas, bet tai, kur raiščius laiko. Nežinau, kiek girdės. Tai kaula, kur raiščius laiko. Aniai buvo lūžė, tai va dėl to į biškį reikalų. Su atsistatymu, nes aš kaip ištraukiau iš gipsą, man vis sausgyslis buvo sukeitėjus. Ir dabar iš ryto, kaip atsibundu, mano achilo sausgyslius buvo sakmenėjus. Šitą parien jau. Bam, bam, bam. A su tom jau nenusiraks šlapio žemė. Su tom jau ne. Pažiūrim, kaip atrodo. O, protektoriaus, biški bus jau, biški bus. Jau. O kad skirtumą einu iškart per tentos, kad pamatytumėt, kas skirias kaip dein nakts. Nes tos stokinis padongas, anos yra realiai gatvės skirtas, arba laba keitam su presautom žvyru. Nes tiesiog anos yra apvalis, o ten matėt ir tokias gabalas. Tai turėtų daug geriau kastis ir šitą batą. Šiaip mintis buvo, kad aš ant apsimausiu ir su anas pravažiausiu. Bet kadangi kojas neįkišau, reiks kažką pikuprien kištis. Tai pažiūrėkit čia tos padangas. Nu, gali lyginti. Matėt, kokie ten buvo. Čia šitą nieko praktiškai. Ir čia. Čia ir naujus padangas, visiškai naujus. Šitą tokie tik tie grevelė. Nu, apvalį padangą. Apvalį padangą. Nieko norėti. Padangas tojos, kaip mano kakta susirauks. Ne, čia tavo kakta nėra tokį lygį. Ačiū už komplimentą. Nu, dar nesensis. Dar nesensis. Tai dabar reikės kažką grįžti dar iki namų. Nes į žiaurį sunku užlipti to motociklo manys. Nes kairė koja yra tramenį. Tai nežinau, reikia per 10 posį kažką aplėpti. Dėti čia koją. Kuri tavo lūža? Kairė. Oi, nu tu taip drąsiai gali užlipti. Va, žiūrėk.
Šitai va pasiėmė tiesiog. Ranką čia iškart svorį numeti. Aha. Dedikuoja ten svorį laikai su ranka. Nu, vat, vienintelis variantas, nes aš prieš tai nuo bordiūro lipau ant motociklo. Gerai, reikėt pakūtais. Nes čia šiaip po darbo valandų Dovydas aukojas, gaus pizdį nuo žmonos. Aš atsiprašau už anon. Čia mona kaltė. Nepyk. Man reikia važiuoti.